Sveikas, bičiuli. Tikiuosi nusteikęs išmokti kažką naujo, o kad nepritrūktų motivacijos, nepamiršk spustelti dvigtuko, subscribe bei varpelio. Taip ne tik prisidėsi prie kanalo kūrimo, bet ir nesiliks nuo kitų. Ačiū. Labutis. Tai ką, šiandien šiek tiek jau truputį įdomesnis vaizdo įrašas, turėsim daugiau praktikos, pašnekėsim apie tai, kaip reiktų atsirinkti coiną tradingimui, užmesim akį į TradingView ir manau šiek tiek galbūt paliesim dar demo tradingą, o po to aš jums vaizdo įrašo aprašymę paliksiu linką į quizą, kad jūs įtvirtintume savo žinias. Tai manau nieko nelauk, galim pradėti. Pats pirmas dalykas, ką jums reikia padaryti, tai nueiti TradingView. Nueinam TradingView, iškart sakau viską tai, ką dabar darom, tam yra nereikalinga jokia TradingView narystė, visą tai gali daryti visiškai nemokamai. Einu per inkognitą, visiškai be savo paskyros. Einam product screeners ir yra CryptoPairs. Tai CryptoPairs mes matom labai daug bereikalingos informacijos. Čia aš jums parodysiu 4 indikatorius, kurie jums padės atsirinkti coinus. Ir tie coinai iš 45 000, ką dabar matom, mums liks gal 10, 12, 15, 17 coinų, kurie yra tinkami trading būtent šiai dienai. Gerai, pats pirmas dalykas, ką mums reikia padaryti, tai mums reikia išmesti visus shitcoinus. Kai mes tai padarysim, tai realiai šone yra tokie 3 bumbuliukai, spaudžiame 3 bumbuliukų, atžym visas varneles, nes, ką mums bereikalinga informacija. Ir pradėsim, manau, nuo exchange'o. Tai yra nuo brokerio. Ir jo, pasirenkam brokerį. Ok, vis tiek, vis dar 44 000. Neįdomu. Gerai, spaudžiam ant exchange'o 2 bumbuliukų. Vietoj any įvedam savo platformą, per kurią žadam užsiimti prekybą. Aš renkuosi Bybit. Ką jūs pasirinksit, Binance, Coinbase, čia jau yra jūsų pasirinkimas. Iš 45 000 shitcoinų mums liko 789 kriptovaliutos. Blemba, šiek tiek daugokai, ne? Ok. Vėl ta pati procedūras, 3 bumbuliukai, vedam volume 24 hours ir renkamės USDT. Pasirinkam USDT ir mes pasirenkam, kad mums rodytų apyvartą, kuri būtų intervale nuo 1 milijono iki daugiau negu 50 milijonų. Kaip taip sako, nuo 1 milijono iki begalybės. Išsirikiuojam, ką mes matom, Bitcoinas 2,83 bilijonų, bet Bitcoinas mūsų šiuo metu nedomina, nes manau tikrai rinkoje yra žymiai daugiau coinų, kurie yra labiau verti mūsų dėmesio negu Bitcoinas. Vėl tie patys 3 bumbuliukai, vedam volatility. Bitcoino volatility yra tik 1,54. Neįdomu, ne? Pasirenkim, kad rodo didžiausius. Bam! Vienas iš tų coinų, ne? 141% volatility. Apyvarta 456 milijonai per dieną. Ir mes jo prekybą galim užsiimti irgi per Bybitą. Tačiau kaip įsitikinti, ar jis yra tinkamas mums? Tai yra dar vienas ir paskutinis indikatorius, tikriausiai vienas iš svarbiausių, tai yra relative volume. Bijokit, viską paaiškinsiu, viską pamatysit, viską suprasit. Vėliau dar įsijungsim vieną nuotrauką, iš po kurios, manau, jums taps viskas žymiai aiškiau. Relative volume turim nusistatyti, kad pasirinkę tų 2 bumbuliukų vietoj below, pasirinkam above or equal ir įvedam 2. Ir basically, ką mes čia dabar padarėm. Ir greitas toksai visų indikatorių aptarimas, exchange'as, ne, brokeris, per kur mes tradinsim, užsimsim prekybą, viskas aišku. Volume, apyvarta. Ta prasme, jeigu apyvarta viršia jau 1 milijoną, vadinasi yra pirkėjų ir pardavėjų pasiūla bei paklausa. Ir tas dalykas mums yra labai svarbus. Vadinasi, kad tas coinas, jisai juda, jisai turi momentą. Volatility. Šitas indikatorius yra labai stipriai susijęs su volume.
ir jisai rodo koino vienos dienos judėjimą. Mes nekalbam apie tai, kiek jisai judėjo į viršų ar į apačią, mes kalbam apskritai, koks buvo jo judėjimas procentais palyginus su kitom dienom. Ir mes matom, kad mūsų pats pirmas koinas, kuris yra pačioje pirmoje vietoje, jisai judėjo 141%. Tai yra labai didelis momentas ir tai yra labai didelė galimybė mums užimti short arba longo pozicijas ir iš to uždirbti. Ir relative volume, jisai tai tik patvirtina, nes relative volume kaip jisai veikia. Paimam elementariausią pavyzdį, galim paimti tą patį bitcoiną. Sakykime, paimam bitcoinų tradingimą 10 dienų. Aš čia duodu kaip pavyzdį, tai nėra jokie faktai, kainos tikrai gali skirtis. Paimkim bitcoiną 10 dienų. Kiekvieną dieną, sakykime, bitcoino apyvarta yra 150 milijonų. Kaip pavyzdys, ne? 10 dienų, kiekvieną dieną po 150 milijonų. Ir bam, 11 dieną mūsų apyvarta pasiekė 300 milijonų. Ok. Kaip veikia relative volume? Visas tas 10 dienų relative volume rodys vienetą. Nes apyvarta daugmaž buvo vienoda, 150 milijonų. 11 dieną, kai jisai pasieks apyvartą vertą 300 milijonų, mūsų relative volume taps 2.0. Kadangi apyvarta buvo 2 kartais per vieną dieną didesnė negu per 10 dienų vidurkį. Kad jums taptų viskas dar aiškiau, kaip viskas yra glaudžiai susieta, manau, užmeskime akį į vieną nuotrauką. Manau, šiuo metu nereikia net jokios nuotraukos, turim labai gerą elementarų pavyzdį, tai paėmėm tą patį pirmą koiną, kuris buvo pačioje pirmoje vietoje, kai mes išsianalizavom ir išsirinkom koinus tradingimui. Mes jį pasirinkom ir ką mes matom, kad jūs pažiūrėkite jo momentą. Tai yra wow. Mes pasirinkam vieną iš įrankių, tai yra Date and Price Range. Įrankis, kuris mums padės viską lengviau suprasti, pagausti volume ir visų kitų indikatorių esmę. Paskaičiuojam su visais fikais, su viskuom. Bam. Ir pasižiūrėkit, per 67 dienas šitas koinas turėjo volume, kuris siekia 5,36 milijardus. Per 4 dienas visa ta apyvarta buvo viršyta. Nieko nuostabaus, kodėl mūsų volatility yra 141%, kodėl yra toks stiprus momentas. Aišku, čia reiktų ieškoti tikriausiai visų naujienų, kas įtakojo, kas lėmė visą tokį judėjimą, tačiau šiandien ties tom neapsikrausim. Ir pats relative volume, jisai siekia beveik 5 kartus ir nieko nuostabaus, nes visos pirkėjai ir pardavėjai nebuvo suinteresuoti savo koinų, šito koinų būtent, nei pirko, nei pardavė per daug ir judėjimas buvo labai mažas. Ir paskutinės 4 dienas relative volume siekia 5, nes momentas, tiesiog momentas. Jūs pažiūrėkite volume, kiek buvo, kokią įtaką davė pardavėjai ir kokią įtaką darė pirkėjai. Kiek stipriai jis iššoko į viršų ir po to, kai visi krito žemyn. Ir ne veltui jo apyvarta per 24 valandas siekia 456 milijonus, nes buvo kažkoks įvykis pasaulyje, kuris lėmė visą tokį judėjimą ir buyeriai ir selleriai buvo labai suinteresuoti šito koinu, nes jie matė galimybę uždirbti. Jeigu mes paimam 4 valandų chartą, mes matom, kad čia buvo N long pozicijų galimybių, kurias buvo galima užimti ir manau tikrai būtų neblogai uždirbti, nes jisai nuo 0, paimkim nuo čia, nuo 24 metų sausio 2 jisai kainavo 36 centus, jo aukščiausias pikas buvo €20. Wow, yra stipru. Volume apšnekėjom, volatility apšnekėjom, relative volume irgi apšnekėjom. Realiai neturiu ką daugiau pridurti, jeigu turit klausimų, klauskit komentaruose, manau, kad viską daugmaž paaiškinau. Vis dar mokomės, bet po truputį manau, mano aiškinimo galimybės tiktais gerės. Jeigu turi kokių tai pastabų, mielai jos perskaitysiu jūsų komentaruose ir manau nieko nelaukia, galim važiuoti toliau, kaip naudotis TradingView. Gerai, grįžau į savo TradingView paskyrą. Ir pats elementariausias dalykas, ką mums suteikia TradingView,
kai esam tokiem atskrinę, ateinam analizuoti coinų, tai mes turim galimybės braižyti trendlinus, Fibonacci replacementus, žiūrėtis, darytis. Viską pašnekėsim dar, bus pamokos, viskas iš eigos, čia dabar grynas aptarimas. Mes galim brėžti linijas, vienokias, anokias, horizontal, vertical ir panašiai. Žvaigždutės, ką jos reiškia, mes galim jas susižymėti. Sakykime, toolai, visi tie įrankiai, kas mums labiausiai yra prie širdies, mes juos susižymim, sakykime, ne? Fibonacci retracementas. Šiaip galiu pasakyti tiek, kad daugelį šitų įrankių, ką mato čia, jūs net nenaudosit. Long position, short position, price range'ai, labai geras dalykas. Situacijos įvertinimui, teptukas, jeigu norit kažką rašyti. Ane? Bam. Susižymim žvaigždutės, jeigu jums patinka, ir čia pačioje yra toksai klikas, jį paspaudžiate ir visi tų laiką jūs pasirinkote, jie atsiranda čia viršuoj, kad jums būtų paprasčiau, ne? Susidaro tokį sąrašiuką. Čia yra tūlai, su kuriais mokinsimės dirbti, kurie jums padės analizuoti chartus, kad jūs galėtumėt vėliau užimti tam tikras pozicijas, ar tai longas, ar tai shortas. Jie labai pravartus yra. Ir apskritai, kam jie yra reikalingi, ne? Trendlinai, jie mums padeda sekti visą tai, kas vyksta rinkoje, ne? Kaip pavyzdys, ne? Užsižymim ir mes matom, kad čia yra mūsų realiai supportas. Nes mes matom momentą, coinas eina ir jisai pastoviai atsimušinėja nuo šitos ribos. Buvo užkilęs į čia, nukrito, reičino ir vis tiek fallbackino. Nes čia yra, galim dabar traktuoti net 4 valandų čertę, kad čia yra gan stiprus supportas. Man nepatinka realiai support line'ų, support resistance nubraižyti naudojantis candles. Aš mieliau renkuosi lines, nes tai yra žymiai tiksliau. Ir pasižymim ir, pavyzdžiui, matom, ne, atsimušo, čia buvom galėję užimti longo poziciją, bet yra N dar kitų aplinkybių, kurias turime vertinti, ar mes užimsim poziciją ar ne. Ir galim žymėtis vertical line'us. Galim nuo tam tikros ribos pasiimti, kad būtų lengviau, ne? Toliau viršų yra indikatoriai. Čia prasideda magija. Renkame savo indikatorius, kuriuos mes naudojam, kurie mums padeda viską įsivertinti. Sakykim, EMA, 200 dienų. Vienas iš būtinesnių indikatorių, kodėl aptarsim po to. Tas pats RSI. Viskas, realiai mes čia turim viską, kas mums yra reikalinga įvertinti coino momentą ir jo tradingo galimybės. Pagal čia jūs galit, pagal tą patį principą, ką mes nagrinėjom pačioje pradžioje, kaip atsirinkti coiną, atsirenkat coinus, galite susikurti savo sąrašą. Pasiėmat, susikurat sąrašą ir jūs tos coinus galite tradinti 2-3 coinus, ką tik pasirinksit, kad jums būtų paprasčiau. Aha, žiūriu bitcoin, nematau pozicijos, perėdame kitą coiną ir panašiai. Viskas priklauso nuo jūsų. Ir aišku, ta prasme, šitą skryną pasibraižyti jūs galite ir per nemokamą paskyrą, net neturėdami paskyros, net neturėdami 30 dienų free trailo. Tik kad nutiks jums toks dalykas, kuris nutiko man ir dabar, kodėl būtent dėl ko aš dabar grįžau į savo paskyrą, kad jums pradės išmetinėti tabus, kad siūloma pasimti nemokamą narystę ir jums teks viską iš naujo, per naują reloadint, tai turėkit tą omeny. Narystė tikrai daug nekainuoja, patys matė narystės kainas po 12 eurų pati pigiausia narystė, ar dolerių, bijau dabar suklysti, bet esam pagaunat narystę, TradingView is a must. Nepabijokit investuoti 12 eurų, jums tai tikrai atsipirks, o mes dar kai važiuojam, tai jo. Manau, šiandien užteks, tikiuosi išmokau kažką naujo. Jeigu turi klausimų, nepamirškit jų raštelt komentaruose, pasitengsiu atsakyti ir kviečiu dabar visus nueiti į descriptioną. Description'e bus kvizas, atlikti kvizą ir įtvirtinti savo žinias. Tiek šiam kartu, draugai, neatsisveikinu, dar susimatysim.